labas rytas visiems, na bent jau pas mane rytas, pats jūs tai garantuoju, kad ne rytas, nes aš įkelsiu šitą video tikriausiai vakare, bet jokio skirtumų. Tai va, mes sugrįžtam vėl į šitą, ten, kaip suprast, sugrįžtam, nežinau, bet darau kitą epizodą Minecraft Survival šitos su šiek tiek kažkokiu. Ir jo, ką aš padariau dabar šitam tipo pasaulį. Kol jūsų nebuvo, jo, Tadas nusišneka kaip visada. Tai va, pastačiau šitą ahujieną tiltą, na bent jau man taip atrodo, čia tokį kinišką stilių bandžiau išgauti, su tai žibintais, na, šiek tiek pavyko, bet ne 100%. Tai va, galim lėkti ir parodysiu dar, ką dariau ir ką dar planuoju daryti. Tai šitą planuoju dabar tipo čia va viską daryti, kai matot, kiek cobblestone iškasiau. Čia yra šitas įėjimas, ne, į šitą, tas tiltas visas didingas tilku. Čia įėjimas ir tipo bandžiau išgauti normalų shape'ą, tipo kaip turi atrodyti natūralus tunelis. Ir va, visa magija prasideda čia. Čiagi bus fermos, bet dar čia nei pusės neiškasta. Dar pagal mane biškį ten platinsiu, va dar čia tai va 3 praleisiu ir dar praplatinsiu vienu. Ir į šitą pusę dar taip praplatinsiu vienu. Ir jo, noriu, kad gautųsi toks apvalus dalykėlis. Ir tipo čia bus ferma, dar aišku lubas daug pradidinsiu ir gal gražiai, ką nors juose padarysiu. Bus viskas švietimo sudėta, viskas normaliai. Bet prieš tai, dar ką šiandien šiame epizode noriu padaryti, tai yra... Taip, jūs žinot, apie ką aš kalbu. Time for Obsidian. Tai va, aš tada varau į seną buveinę, kur mes buvom, paimsiu Obsidianų, nes ten būdavo. Ir dar pakeliu pasodinsiu cukranendrių, kad man būtų mažiau darbo, kaip reikės, pavyzdžiui, gamintis knygų lentynas. Ir tada, kaip iškasiu šitą šūdą visą, tai sugrįšiu į video. Taigi, okei. Ir žmonės atsimena čia tą keivą, kur tenai tik išlindau ir radau deimantų, tai jo prikolas. Čia bėgo tokia lava, aš jau uždengiau čia va, dar gal ten nors ne, jau nebėra. Tai va, čia nuėjau, nieko nepamačiau gero. Ir aš senai, kaip žaisdavau multiplayerį, buvau pagavęs šitą taktiką, kad reikia apsikasti apie lavą ir jūs apsikaskit, kad ir daugiau užtrunka, bet netingėkit, pamatysit. Tai va, kasiausi, va pro šičia kasiausi ir prikolas. Ir jeigu manot, kad čytinu ar kažką, tai pažiūrėkit. Aš čia padaręs, kad neeitų. Tai va, tada iškasiu šitus deimantus ir jau obsidiano prisikasiau. Ir tuoj atskipinsiu dar, kaip iškasiu tą tunelį tada. O, kai tildas iš toli gražiai atrodo. O, jei. Tikrai nice. Nesakykit, tikrai nice. Ok, taigi čia yra mūsų ta ferma. Ta tokia, tipo kažkokia. Ir jo, aš tada dabar iškertu šitą žolės ir su trampelinu tą gaidį dirtą. Kiek sydų turiu. Kaip tik jau čia padariau. Jo, kaip tik iškasiau tokį keturkampuką iš lempus varydamas. Na kągi, tai reiks eit prie darbo. Nusikertam šits. Cukranendrę palikau. Reikia dar varyt. Dar aš noriu pasodinti, bet nelabai turiu kur, žinokit.
Čia galima dėti tikriausiai žaus. Ten neina dėti. Čia eina užtat. O, nemažai cukranilių bus. Nu, what the fuck. Čia gal ironų pakelia, jo. Nori tadas, tik tai ir jau bibi. Okei. Kai aš kasiu tunelį pratęsiu. Beje, gavau 6 deimantus iš tų šūdų. Na va, po labai ilgo laiko, tai... Jo, ką padariau, tai užsienčentinau pikeksą, gavau efficiency 2. Deimantinį šitą, tai visai normaliai kasasi. Ir su juo dabaigiau iškasti šitą kambarį, tai nėra jis toks mažas. Ir dabar aš kepu labai dahuje staunų. Čia va, po stakas staunų yra. Ten užtaisytas klaidas, va šitą va čia koblstoną pavyzdžiui užtaisyti. Ir dar ką padariau, tai atradau labai įspūdingą šią vietas. Na, fuck you. Fuck you. 1 FPS. Na, vėl atstais. Frame dropai, bilia kokia, ant šitos versijos žiauriai. Frame dropai, bilia kokia. Tai va, čia yra tokios man tikrai gražios vietos, va. Čia tokia lygi vieta, lyg kažką eitų padaryti gal. Fuck jau, lagas labai. Čia labai gražus kraštovaizdis. Na bent jau man, čia toks upelis eina ir panašiai. Ir po to čia padariau karviukščių fermą, kuriuos aš turėsiu subrydinti. Nenori anglies, ne? Ne? Gerai. Ir jo, čia pizdiec, nu aš va negaliu filmuoti, nes čia frame dropai bilia kokį va iki 1 FPS. Neužknisk. Na, tai tikriausiai šį epizodą ir baigsiu ant mažų FPS-ų, jau aprodžiau viską, ką padariau. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot. Su jumis buvau aš Namovonedit. Parašykite į komentarus, ar patiko šis epizodas, bet tikriausiai, kad nepatiko. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam jau 4-ajame epizode šitų survival. Ir laikinkit, jeigu norit, kad jis kuo greičiau būtų. Taigi, iki.